Ar 1 pakelta x laipsnių gali būti lygus 2? Trumpas atsakymas yra taip. Ir galvojate, kodėl? Kaip 1 keliant kažkokiu laipsniu galima gauti 2? Na, tam reikia kompleksinių skaičių. Su bet kokiu x priklauso realiesiems niekaip negausime 1x lygu 2. Tai nėra įmanoma, nes vienetą keliant bet kokiu laipsniu žinome, kad gausime tiesiog vienetą. Taigi reikia lysti į kompleksinį atsakymą. Kompleksinis skaičius arba įsivaizduotinis skaičius i yra šaknis iš -1. Tai kaipgi galima pradėti spręsti šį uždavinį? Persirašom lygtį. Šiek tiek vietos sau duosiu. Gerai. Ir pasirašyti logaritmo pagrindu 1. Čia 1x. Tam, kad prastintųsi pradžiai. Čia vėlgi logaritmas 1, 2. Turbūt pastebėjot, kad logaritmas vieno pagrindu negali būti pagal visas taisyklės realių skaičių aibei, bet kol kas paliekam logaritmą 1, po to viskas tikrai išsispręs. Čia lieka tiesiog x, o čia logaritmas pagrindu 1, 2. Dabar logaritmą pagrindu 1 reikia pakeisti į kažkokį kitą. Paprasčiausiai tiesiog naudoti ln, kas yra logaritmas pagrindu e. Pagal taisyklę gautųsi, jei keičiam logaritmo pagrindą, ln, pradžiai šitas skaičius 2 padalinta iš ln 1. ln 1 yra tiesiog 0, o apačioje po trupmeną negali būti 0, nes iš 0 dalinti negalima. Tai reikia kažkaip persitvarkyti kitaip tą vienetą, kad būtų galima gauti atsakymą. Ir štai čia yra, kur įeina polarinės koordinatės. Čia yra įsivaizduotinių skaičių aibė. Čia būtų i, čia būtų minus i. Polarinė koordinatė yra išreikšta štai tokia forma. re pakelta i, dažniausiai rašosi teta. Teta tai yra tiesiog kampas. Ir vienetą mes turime štai čia. Vienetą. Vadinasi, kampas yra lygus 0. I yra i, r yra lygu 1. Taigi persirašus ln 2 dalinta iš ln ir vietoj vieneto r lygu 1, tai tiesiog e kelta i theta. Jeigu theta šiuo atveju yra 0, mes vis tiek čia gausime 0. Tai ką reiktų padaryti, kad mes negautumėm 0? Reikia pastebėti, kad jeigu apsuksime vieną kartą ratą, mes gausime 2pi. Ir toliau galim sukti daugiau ratų, vis sukt. Tai įvedam skaičių n. Čia n priklauso sveikiesiams skaičiams. Galima pasirašyti. Kol kas tiek. Tai vietoj theta 0 persirašyti 2pn. Tai x yra lygu ln 2 padalinta iš ln e i ir 2pn. ln ir e išsiprastina, taigi apačioj turime i kartu 2pn, viršui turime ln 2. Taip nėra, ir kadangi apačioj galima padauginti viską iš i. Ir viršui gauname i kart ln2. Apačioj i kart i, šaknis iš -1 kart šaknis iš -1 yra -1. Vadinasi, turime minus 2pn. Bet čia nėra pilnas atsakymas. Mes sakėm, kad n priklauso sveikiesiams skaičiams, bet n negali būti 0. Taigi pilniau, jeigu parašyti jau atsakymą,
x lygu I ln2 padalinta iš minus 2 pi n priklauso sveikiesiems n nelygu 0.